Pavasarį kurkiai ir plėšosi varlės, pavasarį trūksta vitaminų ir retkarčiais norisi nusišauti. Ir tą kažko pasiutusiai maudžia širdį. Liuka nusikerpa kasas. Tuos šlykščius virvagalius, žinoma, jos tėvas Kaminskas ją į kailį įkrečia taip, kad ji net prisėsti žmoniškai 3 dienas negali. Bet Liuka niekiek nesijaudina. Apsiaudo išeiginius batukus, šlaistosi koridoriais užvertus galvą ir giriasi visiems, kokie jie atseit žavingi. Žinoma, nieko savo atrodo mergaitė, pakenčiama. Bet iš tikrųjų visos moterys į pavasarį išgražėja taip, kad su jomis net nesusišnekėsi. Štai, sėdi per perpustą Liuką ant palangės su Rimavičiu. Nemalonus tipelis, muilinas kažkoks su akiniais ir skaito iš vienos knygutės. Reiku švilpaudamas ir klausiu. Tai ką, mano mėgas skaitinėja? Freudą. Reikėsi iš aukšto pusę lūpos atsakyti Rimavičiu. Kažkada teko skaityti, pasenęs reikalas. Nusižiauju ir supjaunu jam tarp kojų. Dar buvo galima pakęsti jų Freudą, bet paskui Liukas susigalvojo išeiti į kiemą ir palikti vieną batą purve. Stovi ant vienos kojos, nors juokais prieš, o su kitu batu jau futbolą berniukais kartu. Aš futbolo nežaidžiu, garbė žodis liudininkų yra. Pagavau tą Liukos batuką ir nunešiau ją. Kvailas mano charakteris. Pasigaili tokių raganų, o paskui kraujus priimsti. Pasimk savo vyžą, sakau. O Liukas žiūri, į ką šiai būčiau. Liukas žiūri, į ką šiai būčiau skolinga. Tada grįbė savo mylimiausią batuką ir kaip paskutinė gyvatė skelia lenkiškų užkulnių man per nasrus. Ak šitai! Iššaukiu iš jos namų batą. O ko tu šaipaisi? Susipė tada Liuką ir užsidengė veidą ranką. Žinoma, būtų galima ir jai tai raganai išakėti nasrus, bet aš ne iš tų, kurie mokytis. Nusišluosto nosinę ištryškusias ašaras, atsikrenkščiu ir išspjaunu pusę danties. O publika stovi aplink balą ir nekantriai laukia, kada aš ją pamurkdysiu į purvą. Bet aš tik pasispjaudau ir tą pačią nosinę iš lėto iki blizgėjimo nušvenčiu jos brangų batą ir ledinių balsų, kraujuotom lūpom sakau. O aš maniau, kad jūs žmogus, mano miela. Tačiau kaip visada. Atsiranda skundikų, be kurių kiekviena padori mokykla būtų ne mokykla, o angelų darželis. Parodyk savo dantis. Pražiodo mane direktorė. O Liuka dar labiau paplaka. Aš išsišiepiu, direktorė pasistiebė, ištiesia ranką, ji mįslingai šypsosi, o Liuka nei gyva, nei mirusi. Jūs šatai dainuojat chore? Klausia direktorė. Deja taip, tai atsakau. Ar jūs šiemet nešvepluosit? Sako direktorė ir aš suprantu, kad dabar jį pradės doroti, o gabalėlį išmėsinės. Aš seniai išsteigiau Kaminskaitį. 15 metų dirbu pedagoginį darbą, bet tokio įžulumo neteko matyti. Aš kiek atsidustu, o Liuka Kaminskaitė gailiai lėmena. Aš daugiau taip nedarysiu. Matot, tarsi direktorė, šaltai nusišypsau ištinusiam lūpom. Man visai neskauda ir aš pats paprašiau Kaminskaitės, kad išmuštų man dantį. Ir aš išėjau. Su portfeliu ir geriu prie mokyklos girdyklos iš aliuminio puoduko dezinfekuotą vandenį. Išgeriu antrą puodelį ir žiūriu, išlėkia iš klasės Liuka, o iš jos nosies kaip iš fontano švirkščia kraujas. Liuka užsipila šalto vandens ir žiopso, išvertus akis ir atlošus galvą. Man kas nerai, tegul žiopso. Aš pati išsidraskiau nosį. Pagaliau neištyrė Liuka ledinės tylos, kad galėčiau išeiti iš klasės. Aš taip pagargaliuoju vandenį ir išvikščiu pro dantų plyšį į kibirą. Kitas manim dėtas ją, ragana, seniai būtų apipylę žibalų sudeginęs.
nori. Staiga prabyla Liuka liūdnai, vos ne prieš mirtiniu balsu. Aš suvalgysiu pravarę. Valgyk jai patinka. O Liuka žiūri gailiai mane. Tada nusiauna savo mylimiausią batuką ir ima kramtyti jį. Net vandenį neužmėti. O žinai, kas tu esi atvirai šnekant. Sakau ramiai, bet vien pagalvojęs apie tai, kas jį galėtų būti visiškai tuštu. Man pats Rimavičius pasakojo. 5. klasėje tu jam už 100 gramų saldainių galėjai nusimauti kelnaites. Liukas uždėtas. Batukas iškrenta iš nasrų, ji prisileidžia puodelį mokyklinio vandens, bet neišgeria nė lašo, nešvinga taip, kad net vanduo iš šonus taškas. Šiurpus tai. Aš netokia, kartoja Liuka, bet ir mano nervai negeležiniai. Imu raminti Liuką, tada pasirausiu portfelyje, surandu sąsiuvinį melsvą spaustuką ir apsidairęs nustausinu jos rašą. Pasižadėk, kad daugiau niekada taip nesakysi. Rimtai, nemirksėdama sako Liuka. Aš linktelį kam. O dabar pabučiuok. Tyliai sako Liuka. Tik spėjau nuleidę galvas, užeiti už koridoriaus kampo, lygas iš padangų būtų išleidęs orą. Palinkstam viens į kitą ir gražiai apsikabinti. Toks jau yra gyvenimas. Ir nieko čia vaidriau neišgalvos. Labadiena, mėly abiturientai, mokytojai, tėveliai ir svečiai. Palikę ištuštėjusias klases, egzaminų jaudulį, išeinant sutikti šėlstančių likimo vėjų. Pasitikti jaunystės išeinant. Mokykloje patyrėte pirmuosius išbandymus. Čia buvo pirmoji pamoka, pirmasis nerimas ir ilgesys. Praslinko čia vaikystė kaip šešėlis, švelnus pirmosios meilės vaigulys. Čia verkėme, klatojom, svajojom neišsiskirti amžinai. Prieš 12 metų jūs ėjote į mokyklos labirintą, buvo baugu, neramu. Koks tas jausmas urti, primink jiems. Kiek aš nieko ten turėjau, dangų, debesis ir vėjus. Ten rašiau mažais piršteliais, kažin ką ant kelių kelio. Aš rašiau, oranė skraidė, raideles tas paukščiai skaitė ir giedojo ankstų rytą, tai, kas mano parašyta. Pievoj klausėsi ir plojo 200 baltų avelių, rašė raidės basos kojos ant visų baltų takelių. Pievos ir miškai skambėjo, debesėlių sniegas, kaip šešėliai pievą bėgo, nebegrįžo niekas. Dėkojame už vaikystės dienų prisiminimus. Yeah.
Labas vakaras. Labas vakaras, tėveliai, mamos, seneliai ir močiutės. Labas vakaras, mokytojai. Labas vakaras, svečiai. Labas vakaras, kuratorė. Labas vakaras, abiturientai. Sveikinu visus susirinkusius šiandien į čia, į vieną iš džiugiausių žmogaus gyvenime dienų. Gyvenimas pasaulyje keičiasi. Beribiškumas gyvenime ir veiklos greitis, informacinės technologijos labai pakeitė mūsų gyvenimą. Visą tai keičia ir toliau. Keičiasi žmonių bendravimas, keičiasi darbo santykiai, suteikia mums daugiau galimybių gyvenime, tačiau ir sukelia daug pavojų. Mes prie jau pasikeitusių ir nuolat besikeičiančių sąlygų turime nuolatos prisitaikyti. Mes turime priimti naujus sprendimus, kad galėtumėm būti sėkmingi. Mokinių keičiasi ir mokykla. Dėl to, kad vyksta tokie didžiuliai pokyčiai išoriniam pasauliui, globaliajam pasauliui keičiasi ir mokykla. Keičiasi ir mūsų mokykla. Mokinių mokymasis nuo individualaus labiau pereina į kolektyvinį mokymąsi, tačiau su individualiaja atsakomybė. Kadangi pabaigę mokyklą, jūs vaikai išeisite į platųjį pasaulį, kur dirbsite ir priiminėsite sprendimus su bendradarbiais, kurie dirba ir gyvena kitose miestuose ir kitose šalyse. Žinodami tai ir šių išorinių globalių pokyčių neignoruojame ir mes. Keičiame mokyklą, keičiame kartu su mokytojais, kartu su jūsų tėveliais, politikais. Keičiame pasaulį ir mokyklą kartu su visais, kurie yra šalia mūsų. Šiandien įteiksime brandos atestatus 101 Ugnės Karvelis gimnazijos abiturientų. Įteiksime atestatus, kuriuose jūs rasite ne tik tai pažymius įvertinimus, bet ten slypi laikas, slypi ir vertybės. Tai 12 jūsų bendro gyvenimo metų, bendros veiklos metų. Tie metai praėjo ne tik tai mokykloje, praėjo jums besimokant kartu su draugais, su artimaisiais, besimokant gatvėje, kelionėje, teatre. Visur ten ir vertybės, kurias šiandien iš mokyklos jūs išsinešate ir išeinate jau tokie, kokie jūs esate. Jūs pažįstu ir jumis tikiu. Kad sėkmingai veikdami, tai darysite oriai, atsakingai ir garbingai. Tikiu, kad būsite dar ir pilietiški. Mylėsite savo tėvynę, mylėsite savo šeimą, kursite savo šeimas ir auginsite tokius pat, kaip jūs gerus žmonės. Sveikinu jūs pabaigus vaikai mokyklą, didžiuojasi jumis. Tikiu, kad kiti gyvenimo žingsniai, gyvenimo keliai bus jums sėkmingi. Gyvenimas pasaulyje keičiasi. Sėkmės jums, vaikai.
It's easy if you try. No hill below us, above us is on the sky. Imagine all the people living life in peace. Imagine there's no countries. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will be as one. Manau, pats metas abiturientams įteikti jų brandą liudinčius dokumentus. Kviečiame gimnazijos mokytojų tarybos sekretorę Gintarę Lelienę perskaityti Ugnės Karvelinės gimnazijos direktoriaus įsakymą, patvirtinti brandos atestatų savininkus. Gimnazijos direktorius Rolandas Kučiauskas ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Jūratė Pinkuvienė įteiks atestatus. Artimuosius kviečiame fotografuotis po renginio. Švietimo ir mokslo ministro 2007 metų vasario 20 dienos įsakymu 236 dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo vaikusiems vidurinio ugdymo programą bei išlaikiusiems brandos atestatus įsakau išduoti brandos atestatus ir jų priedus šiems mokiniams. Deimantė Čebanauskaitė.
perduotas iš gimnazijos pasididžiavimų. Kauno rajono mero Valerijaus Makūno apdovanojamas atminimo dovana ir Seimo nario Antano Nesteckio ir Seimo narės Ramintos Pokavienės padėka. Yra Kauno rajono mokinių informatikos olimpiados grupėje laimėjęs 3 vietą. Yra Kauno rajono matematikos olimpiados 2 vietos laimėtoja. Rajono matematikos komandinių uždavinių sprendimo konkurso 2 vietos laimėtoja. Rajono biologijos olimpiados 2 vietos laimėtoja. Arvydui Žibui dėkojame už tai, kad jis Kauno rajono matematikos olimpiadoje užėmė 1 vietą, rajono matematikos komandinių uždavinių sprendimo konkurse 2 vieta, tarptautinis matematikos kengūros konkursas jis pateko į geriausių 50-tuką, Kengūra jam dovaną atsiuntė ir rajono chemijos olimpiadoje 2 vieta. Didžiuojamės Arvydui. Grėtei Arminaitei. Vyteniui Atkočiūnui. Ritai Bagdanavičiūtei. Rugilei Bankevičiūtei. Dovydui Bartnikui. Edvard Daniškis. Mantui Gromantui. Akvilei Griciūnai.
Kristinai Plaukaitytei. Jonui Lencevičiui. Gyčiui Lydekui. Vytautui Lukoševičiui. Liutaurui Maciui. Ramintai Maluškaitei. Lukui Marcinkevičiui. Justinai Moncevičiūtei. Dovydui Poderiui. Inetai Pranckūnaitei. Arnui Railai. Dariui Rušinui. Karoliui Stankynui. Emilijai Tumasionytei. Nagliui Antanavičiui. Magui Beniuliui. Viktorijai Diedonytei. Dariui Dijokui. Karolinai Dovydaitei. Eimantei Jagėlaitei. Robertai Javalskytei. Daugiau nebus. Agnei Juknevičiūtei.
Linui Leniui. Arnui Mahūnui. Lukui Nikonovui. Deividui Paliuliui. Gaisvai Pranaitytei. Liucijai Rinkevičiūtei. Dominikai Šakėnai. Justui Simaškai. Sandrai Stralkutei. Nagliui Utarui. Arūnui Vaičaičiui. Domui Vasiliauskui. Gintarui Viršučiui. Melisai Žvirgly. Patrikui Aglinskui. Jonui Gurskiui. Martynui Jasaičiui. Ievai Kairytei. Kristinai Kaktavičiūtei. Monikai Katasanovaitei. Deividui Šaušikui. Simui Kazlauskui. Ingai Kerimaitei. Agniai Lisenko.
Makūnaitei. Karoliui Masalskiui. Šarūnui Milčiui. Aistei Mostauskytei. Gerdai Neknedavičiūtei. Klaudijui Ruskijai. Kristijonui Štareikai. Sandrai Stasiulevičiūtei. Karoliui Tamošauskui. Mantui Žvalioniui. Ramūnui Ambrulaičiui. Viktorui Antipovui. Rokui Banaičiui. Taip pat rokas yra apdovanojimas už rajono vidurinio mokyklų mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos varžybų pirmąją vietą ir diplomu už labai gerą atliktą vertimą iš anglų kalbos Tavo žvilgsnių konkurse. Antanui Vermatavičiui. Aistei Čeliūtei. Gintautui Eistrui. Lukui Gaideliui. Nedai Jaraitei. Lukui Jarui. Paulinai Jurytei. Justinui Jurkšai. Nerijai Kazakevičiūtei. Monikai Mitaitei.
Gvidonui Maciui, Jurgitai Maleikinai, Ievai Mocevičiūtei, Gabrieliai Pečkaitytei, Rugilei Žubinaitei, Simui Šidlauskui, Ievai Sučinskaitei, Justui Ūksui, Vilmantui Ulakovui, Lukui Žižiui, Tadui Zubrickui, Mylėjai abiturientai, kaip ir direktorius minėjo, tose įmautėse ne tik pažymiai, ne tik egzaminų rezultatai, ten yra sudėtos visos mūsų padėkos už jūsų renginius, už koncertus, už dainas, šokius, muziką, už sportą. Visos kuratorės padėkos už jūsų aktyvumą, už pagalbą. Jūs jas tikrai tenai rasite. Bet neužmirškite, kad mes stengiamės įdėti jūsų brandą. Ir tame žodyje branda reikėtų paieškoti prasmės žodžiuose, jūsų elgesy, jūsų veiksmuose ir gyvenime. Šitas dokumentas liudija, kad esate pasiruošę, kad esate subrendę ir būsite atsakingi. Linkiu sėkmės. Džiugu matyti švytinčius jūsų veidus. Kviečiame jūs, mieli abiturientai, tarti žodį. Sveiki nuostabieji mokytojai, abiturientai ir visi čia susirinkę svečiai. Štai ir užaugo mūsų žingsnis, žodis, žvilgsnis, jau ima nebesitekti gimnazijos erdvėse nerami jaunatviška siela, o didelis ir platus pasaulis taip nenumaldomai vilioja. Išeiname žinodami, kaip gera matyti tolumoje vingiuojantį taką, vedantį į svajonių sodą, kaip jauku turėti ramų žudikį, teigiantį buvimo su savimi palaimą. Koks gražus,
gali būti mūsų ąžuolo siluetas gimnazijos kieme. Visa kita teks sužinoti, atrasti, patirti ir išgyventi patiems. Dėkojame mokytojams, padėjusiems pažinti mokslo pasaulį, atvėrusiems giliausius pažinimo slėpinius. Esame dėkingi, kad pakentėte kartais atšiaurų mūsų būdą, linksmas šėliones ir atsainų požiūrį į mokymąsi. Jūsų vidinė šviesa padėjo mums tapti geresniais. Dėkojame ne tik už tai. Nuoširdų ačiū tariame už begalinį supratingumą, pagiriamą žodį, rūpestį dėl mūsų ateities, paskatinimus eiti pirmin, net suklupus, ir už neužgiežtančią kantrybę, kurios su mumis reikia, neapsakomai daug. Tad šiandieną keliame sparnus ir tariame žodį ačiū. Dėkojame abiturientams, kviečiame žodį tarti abiturientų tėvelius. Mėly abiturientai, didžiai gerbiami mokytojai ir visi šios gražios šventės dalyviai. Šiandien mūsų namuose ir širdyse didžiulė, graži ir labai jaudinanti šventė. 12 metų krimtė, kai kada tikrai karčias mokslo šaknis, išlaikė valstybinių egzaminų ilgą maratoną, dar turbūt sunkesnį ir nerimastingesnį rezultatų laukimo laikotarpį, štai jūs, mūsų vaikai, jau su brandos atestatais rankose. Šitokią nuostabią akimirką pirmiausia noriu dėkoti. Ir aš manau, kad pirmieji ir didžiausi padėkos žodžiai turėtų būti tariami geriausiai 12 reikalų žinovai, problemų sprendėjai, guodėjai, mūsų rūpestingai ir nenuilstančiai kuratoriai. Aš manau, kad mes visi nuoširdžiai dar kartą turim paploti jai. Iš tikrųjų, tai šiandien pati nuostabiausia jūsų šventė, brangieji. Užplūdę tie tokie dvejopi jausmai, man tai džiaugsmas, kad jūs tokie jauni, tokie gražūs. Praėję savo svarbiausią gyvenimo etapą, pirmąjį, tarp visų svarbiausių. Ir kartu noriu jums pasakyti, kad mes jumis visi tikime, jūs galite. Ir atsidarė į pasaulį durys jums šiandieną. Pasaulis jūsų laukia, tad eikite ir užkariaukite. Ačiū. Geriausiu vardu tariame nuoširdų ačiū visiems gimnazijos mokytojų kolektyvų nariams už jų nuoširdų kantrų darbą, vedant mūsų vaikus pažinimo keliu į žinių pasaulį. Na ir būtinai noriu tėvelio vardu padėkoti mūsų abiturientams, mūsų vaikams, už tai, kad pirmosius 18 savo gyvenimo metų jūs buvot geri vaikai, už tai, kad jūsų išdaigos dažniausiai būdavo nedidelės ir nepiktos. Ir štai po viso šito mes šiandien matom jūs gražius, protingus, gabius, su brandos atestatais rankose ir su didelėmis ambicijomis. Gražius mūsų
ir nepriklausomos Lietuvos vaikus. Mes jumis tikrai labai didžiuojamės. Kiekvienas atskirai ir visi kartu. Linkim jums nuoširdžiai nesustot tobulėti. Nesustot tobulėti, todėl kad gyvenimas yra sudėtingas. Jūsų laukia didysis gyvenimo kelias, kuriame bus daug pasirinkimų, daug apsisprendimų. Nesustokite tobulėti. Jūsų laukia Lietuvos ir pasaulio universitetai, kitos mokslo ir mokymo įstaigos. Mes jums nuoširdžiai linkime, kad po keleto metų jūsų rankose vietoj brandos atestatų būtų diplomai, kad jūs pagaliau krimtę karčias mokslo šaknis pradėtumėt mėgautis ir saldžiaisiais mokslo vaisiais. Sėkmės jums kuo didžiausios. O dar šios šventės proga, kartu tai yra ir atsisveikinimo momentas, išreikšdami padėką 11 gimnazistų laidos ir jų tėvelių vardu gimnazijai, ši laida dovanoja, tokią, gal kai kam keistą dovaną, tačiau renovuotame stadione pradėjome statyti kėdes, tam tikras skaičius kėdžių ten atsirado. Naudokit jas intensyviai, naudokit pagal paskirtį. Ir gimnazistams bus proga aplankius gimnaziją atsisėsti ar apeis stadiono ratą, ar apibėgus, atsisėsti, pasikalbėti, pasidžiaugti ir kažką prisiminti. O iš trumpųjų linkėjimų šį vakarą visiems linkiu gražaus išleistuvių vakaro ir manau, kad ir trumpų, bet turiningų atostogų, kurių tikrai visi mes esame nusipelnę. Ačiū visiems ir sėkmės. Užgesinka ugnis, apkabino žodžius, okupavo naktis, išbučiavo medžius, tik bijot netikėt, neklausyt naktimis, užsikimšus mintis, savo mintis, tai kažkokia širdis, pradė karšti plaukų, su savim pasiim, pandemiko naktį, tyla užgesim, laikas mėlis po kojom, tavo žodžiai mirtis. Uostas giliai paskandinės viltis. Mano matrica tu, mano saulė kumo, mano žodžiai lietus, mano meilė tu, mano dievo žolė, mano žiauras ore, stygos dangui, mūza delne. Pasakyt negali, baimė seka lyg šuo, kruvinom dienomis, nebegelbsti ruduo, užmiršau, kad tikiu, debesėlio šviesa, vienam kosmonautui su šūkimu ra. Mano matrica tu, mano saulė kumo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievo žolė, mano žiauras ore, stygos dangui, mūza delne. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievo žolė, mano žiauras ore, stygos dangui, mūza delne. Kviečiame abiturientų atstovus išnešti gimnazijos vėliavą. Skelbiame 2014-2015 mokslo metų pabaigą. Gražios jums šventės ir prasmingo tolimesnio kelio, kad jis būtų kuo tiesesnis, kad nebūtumėte jojami, o jeigu, kad ir pamesit savąjį kelią, kad visada
matykime